Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną mes turėsime spalio mėnesio prognozę. Ir prieš pradedant, kaip visada, noriu priminti, kad mano prognozes reikėtų žiūrėti pagal Saulės poziciją, Mėnulio poziciją ir ascendento poziciją. Daugiau informacijos apie tai rasite aprašyme po šiuo vaizdo įrašu. Taipogi noriu priminti, kad kanale jau yra patalpintos 2 prognozės 2025 metams. Tai yra, kokie pokyčiai laukia jūsų kinų zodiako ženklui bei įprastiems zodiako ženklams. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti. Na ir greitų metu jau išeis prognozės detalios atskiros kiekvienam zodiako ženklui nuo sausio iki gruodžio mėnesio. Aptarsime jūsų kiekvieną mėnesį. Tai jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, raginu tai padaryti, kad nepraleistumėte naujų prognozių. Ir būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką, bei lauksiu jūsų grįžtamojo ryšio komentaruose. Jums tai nieko nekainuoja, o man labai daug reiškia. Ir nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašų su tais, kam ši prognozė būtų svarbi. Tai kviečiu pasidaryti kavos ar arbatos, įsitaisyti patogiai ir kartu su manimi pasižiūrėti, kas jūsų laukia spalio mėnesį. Mergelės, pažiūrėkime, kas laukia jūsų spalio pirmąją savaitę. Pagrindinis įvykis mergelėms spalio pirmąją savaitę. Pagrindinis įvykis mergelėms spalio antrąją savaitę. Pagrindinis įvykis mergelėms spalio trečiąją savaitę. Pagrindinis įvykis mergelėms spalio ketvirtąją savaitę. Bei vienas patarimas mergelėms spalio mėnesiui. Ką visata nori pasakyti mergelėms apie jų spalio mėnesį. Na kągi mergelės, jūsų mėnesis bus pilnas analizės, kalbėjimo, skaitimo, idėjų, minčių, mažai sakyčiau kažkokių tais fizinių veiksmų, viskas bus susiję būtent su kalba ir su finansais. Pradėkime tuomet nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrito netgi 2 kardų kortos. Kardai pas mus būtent yra atsakingi už komunikaciją, už analizę, už studijas, už mintis, idėjas, patarimus. Ir čia jums iškrito kardų valetas ir kardų riteris. Kardų valetas, jeigu sako apie pirmuosius žingsnius, tai riteris iškart sako, kad įsibėgėja tie dalykai susijęs su komunikacija. Tai toks jausmas, kad pirmąją savaitę tiek pradėsite, bet labai greitai tie dalykai ir įsibėgės. Pavyzdžiui, jūs nusprendžiate pradėti kažkokias tai studijas, bet tai gali būti trumpos studijos ir iškart pradėjote, jūs supratote apie ką ir labai greitai įsibėgėjote ir praėjote, pavyzdžiui, ten net pusę testų, kurie buvo prie tų studijų duoti. Taip, kažkokie tokie dalykai arba netikėta idėja šauna į galvą, netikėtas pokalbis ir tas pokalbis, ta idėja, ta žinia pagreitina viską ir jūs labai greitai imatės veiksmų, nes kardų riteris yra pats greičiausias riteris, kai jūs neturite net laiko pagalvoti, apsvarstyti, daryti, nedaryti, naudinga, nenaudinga, jūs turit iškart imtis. Kažkam tai galbūt bus kelionė, nes 2 mes turime oro kortas, taip.
bet kažkam tais bus kažkas susiję vat būtent su dokumentais, popieriais, studijom, kontraktų pasirašymais, teisiniais dalykais, na viskas, kas susiję būtent su kalba ir prie to paties mes čia turime monetų dvejetą. Monetų dvejetas, kai mums tenka rinktis tarp dviejų, analizę kažkokią, jūs galite atlikti būtent analizę, į kur geriau investuoti pinigus, ką pirkti, ką įsigyti, ką parduoti. Vat tas jūsų kontraktas, sutartis, toks jausmas bus susijęs su kažkokiais finansiniais reikalais jūsų pirmąją savaitę. Taipogi ši korta rodo, kad reikia balansuoti labai tarp pajamų ir išlaidų, atsargiai, kad užtektų pinigų, sakykime, tai savaitėje ar mėnesių į priekį, taip labai svarbu paskirstyti. Tai vat galbūt jūs ir skirstysite savo išlaidas, pajamas, tą pirmąją savaitę, tą analizę rašytinę galite atlikti savo pajamų, išlaidų, ką daryti, kiek paskirti tai veiklai užduočiai, kiek paskirti pinigų tai, kiek pajamų galiu tikėtis. Na, va, tokia kažkokia analizė, bet čia viskas, sakau, vyksta arba galvoje, arba ant popieriaus, arba su kažkuo tais, va, kalbant ar akis į akį, ar telefonu, va, tokie visokie dėrybos, analizė, mokslas, studijos, idėjos, bet kažkas labai greitai pas jūs čia pradeda vystytis, nes labai, įgyja pagreitį greitai ta situacija. Ir antrąją savaitę mes turime tokias labai su meilė susijusios kortas. Mes čia turime įsimylėlius, taip, tai gali būti, kad jūs paskirsite antrąją savaitę laikui su savo antrąją pusę. Jeigu tokios neturite, gali būti, kad eisite, pavyzdžiui, į pirmąjį pasimatymą, taip, kažkas jums dėmesį rodys. Bet čia mes turime taurių šešetą, tai yra praeities korta, aišku, malonios praeities, bet va, tas žmogus irgi pas jūs gali atkeliauti iš praeities, jūsų senas pažįstamas, o ne naujas pažįstamas, arba malonus laikas su nauju žmogumi ir vat, jūs susikabinę einate kažkur, keliaujate. Čia tokia yra nostalgijos korta, kai mes prisimename savo vaikystę, paauglystę. Tai vad gal jūs su nauju žmogumi darysite kažką, vis tiek, kas jums primins vat, jūsų praeitį, nostalgiją kažkokią, taip, kažkokie prisiminimai apie jaunystę. Mes čia turime lazdų dvejetą toliau, tai yra pasirinkimas, jūs vėlgi matuojate, analizuojate, kurį variantą pasirinkti. Gali būti tokia situacija, kad renkatės tarp dviejų žmonių, taip, arba gali būti tokia situacija, jūs renkatės būti su to žmogumi ar nebūti, taip. Ypatingai, jeigu žmogus iš praeities, gali būti, kad jūs antrąją savaitę mąstysite, man verta antrą kartą lipti į tą patį, ar jau nebeverta, taip. Bet taipogi visos šios kortos gali būti susijusios su pardavimais, dėrybomis kažkokiomis, nes, kaip ir minėjau, va, šita korta yra analizė, bandymas išanalizuoti, kuris variantas geresnis iš keletos. Čia mes irgi turėjome monetų dvejetą, irgi analizę tarp keletos. Įsimylėliai nebūtinai visada reiškia meilę, tai taipogi yra dvynių korta, tai reiškia dvyniai pas mus atsakingi būtent už tuos tarpininkus pardavėjus, taip, pardavėjai, kurie parduoda jums prekę, kažkieno tais prekę, taip, ar paslaugą. Ir va toks jausmas, kad jūs galite rinktis, dėrėti su prekybininku, ką daryti, kaip daryti, kuris variantas geresnis. Ir va čia galiausiai, sakykime, jūs gaunate tą kažkurį tais rezultatą gali būti, taip, pasirenkate pagaliau. Arba jums žmogus iš praeities padeda kažkaip atlikti tą analizę, nes vis tiek čia yra tokia praeities korta, taip. Tai atliekate analizę su kažkuo tais poroje. Tai pirma savaitė analizei, antra savaitė kaip po tokioj analizei. Ir toliau trečiąją savaitę pas mus jau ateina kažkoksai tais rezultatas, nebūtinai čia su ta pačia sfera gali būti susiję, bet mes turime kardų šešetą,
Kardų šešetas tai yra kažkokios situacijos palikimas, kažką tais paliekate. Pavyzdžiui, paliekate žmogų, paliekate darbą, paliekate miestą, paliekate būstą, paliekate šalį, paliekate draugus, grupiokus, studijas, nesvarbu ką paliekate. Jeigu nieko nepaliekate, tai gali būti kelionė elementariai kažkur tais. Ir jeigu bus kelionė, na, kad ir trumpa, nebūtinai, kad į kitą šalį, taip, tai jinai jums bus labai širdžiai maloni. Mes čia turime monetų 10, monetų 10, tai yra tiek finansiškai puikia korta, tiek šeimai puikia korta. Galbūt netgi jūsų tie matavimai, tos dėrybos bus susijusios su pirkiniu šeimai, vat būtent ką mes čia matome. Ir dažniausiai pagal šią kortą tai būna arba šeimos pinigai, tai reiškia keletą žmonių sudeda klėti taip į vieną vietą, arba gali būti, kad jūs kažką didžiulio nusipirksite šeimai, pavyzdžiui, būstas. Arba parduosite būstą šeimos ir ateis pas jūs pinigai, arba nusipirksite šeimai būstą, taip. Na, tokie didžiuliai pirkiniai susiję su šeima, bet taipogi apskritai tai gali būti puikūs finansai trečiąją savaitę, gali būti palikimas iš kokių nors senelių, taip. Arba tiesiog puikus laikas praleistas su šeima. Ir vat, pavyzdžiui, ta jūsų kelionė gali būti susijusi su šeima, taip, ir laiku su šeima. Nes šeima yra irgi didžiulė vertybė ir jinai taipogi krenta mums po monetų kortą šiuo atveju, taip. Na ir šalia to mes turime dar ir monetų valetą. Monetų valetas tai gali būti, kad kažkas tai būtent šitie įvykiai bus susijęs su vaiku. Jeigu turite vaiką žemės ženklo, mergelė, ožiaragis, jautis. Jeigu neturite tokio vaiko, tai gali būti susijęs su jūsų tėveliais arba seneliais, su kuriais reikia rūpintis, nes ši korta rodo žmonės, kuriais mes turime rūpintis. Tai vat, pavyzdžiui, ta kelionė, tas susibūrimas, galbūt jūs keliaujate pamatyti savo pagyvenusius tėvus arba senelę ir ten jūs sutinkate likusius šeimos narius, giminę, taip. Kažkam tai gali būti kelionė su visa šeima kažkur tais. Arba kažkam, kaip jau ir sakiau, įsigijimas kažko tai susijusio irgi su šeima dažniausiai, arba tiesiog geri finansai. Ir jeigu neturite vaiko žemės ženklo, nesusijęs su vaiku ir su tėvais nesusiję, tai gali būti, kad jūs trečiąją savaitę elementariai būsite, elgsitės kaip žemės ženklo vaikas, nors jūs ir esate žemės ženklas, tai tiesiog taip, kaip elgdavotės vaikystėje, taip. Daugiau laiko gamtoje praleisite, jūs esate tokie ramesni, bet mėgstate pabūti su šeima, mėgstate pagalvoti apie materialius dalykus, finansinius dalykus, taip. Gali būti ir studijų tikimybė. Galbūt jūs atliksite kažkokias tai pirmasias investicijas į, pavyzdžiui, kažkokį tai šeimos fondą, taip, arba dar kažkokį tai žingsnį žengsite geresnės karjeros link ateityje. Tai reiškia, galbūt kažkokias studijas pasiimsite tą trečiąją savaitę ir tą studijų pasiėmimą atšvęsite su šeima, taip, gali būti, kad dėl studijų net jums teks išvykti ir jūs susibursite su šeima, pavyzdžiui, prieš išvykstant, taip, atsisveikinti ir pasidžiaugti. Gali būti, kad tiesiog elementariai pasimsite kažkokias tai trumpalaikės studijas ir gali būti net ir praktinės studijas arba praktiką kažkur tais atlikinėsite, taip. Ir dėl to reikia persikraustyti. Na, va, tokia įdomi jūsų ta trečioji savaitė. Čia gali įsipildyti visai, bet raktiniai žodžiai tai yra pirmieji žingsniai savo finansinės gerovės link, arba vaikai seneliai, puikūs finansai arba didžiuliai finansiniai pirkiniai ir laikas su šeima ir kažkokios tai situacijos ar žmonių palikimas arba kažkokia tais kelionė išvyka. Tai va tokia pas jūs trečioji savaitė.
Ir judėkime į jūsų 4 savaitę. Puiki savaitė su 2 pradžių kortomis. Tai jums iškrito kvailys. Kvailys rodo ir keliones, ir riziką. Netikėtai jūs galite imtis kažko naujo, visi gali net būti nustebę. Rizikos korta, ekspromto korta, naujų pradžių nuo nulio. Kažkas naujo prasideda pas jūs ir dar tai ir patvirtina ir kardų tūzas. Kardų tūzas sėkmingos pradžios susijusios su kontraktais visokiais, su profesijom, kur jūs turite kalbėti, rašyti. Viskas, kas susijęs su kalba, idėjomis. Ši korta jums gali rodyti, kad šaus labai gera idėja ir jūs iš karto pradėsite ją įgyvendinti. Galbūt labai naudinga naujiena ateis iš kažkieno žinia ir jūs iškart rizikuosite taip. Arba taipogi šitas kardas gali dėti taškus, nukirsti kažką, galbūt jūs atsisakysite vėlgi, kas jums nenaudinga jūsų gyvenime, kontaktai, situacijos, žmonės, vietos ir vėlgi iškeliausite kažkur tais taip. Arba gali būti, kad pasirašysite naujus jums naudingus kontraktus, sutartis tiek darbo, tiek verslo, taip, tiek bendradarbiavimo kažkokio tais, kūrybinės, visiškai nesvarbu, studijų sutartis. Kažkas tai susiję su naujom pradžiom ir šitais popieriniais reikalais, dokumentais kažkokiais, tai gal nuspręsite keisti savo dokumentus, pavyzdžiui, ir jums čia iškrito dar ir taurių dama, vandens ženklo moteris, skorpionas, žuvis arba vėžys, kuri kažkaip tais prisidės prie jūsų šitos naujos pradžios. Tai gali būti jūsų sesė, jūsų mama, jūsų senelė, jūsų draugė, kolega, visiškai nesvarbu kas, bet jinai turės įtakos būtent šiai jūsų naujai pradžiai. Taip, ar jinai jums padės, ar jinai bus būtent tas žmogus, kuris ir pasakys kažką tais naudingo, galbūt padrąsins. Kažkaip bus šita situacija susijusi su ja. Ir jūsų patarimas mėnesiui iškrito žinies korta, tai yra moteris, kuri turi daug žinių prikaupusi ir jinai, užsiema dažniausiai ezoteriniais dalykais, pas ją intuicija labai gerai išlavinta, jinai viską jaučia taip ir būtent čia patarimas, kad kai abejojate, tai tas pirmas jausmas, kuris ateina, jūs juo ir turite vadovautis. Ir mes čia pas jūs matėme didžiulės analizės vykstančias, taip, jums reikės kažką įsirinkti, tai dėl to jums greičiausiai ir iškrito šitas patarimas, kad renkantis vadovaukitės ne tik logiką, taip, bet ir net jeigu logiškai atrodo, kad jums tas dalykas, ta prekė ar ta paslauga ar kažkas tinka, visada paanalizuokite savo jausmus, taip, tas pirmas jausmas, kuris ateina pagalvojus apie tą situaciją, ar jums jisai, priimtinas, ar jūs jaučiate, kad viskas gerai. Jeigu jūs jaučiate, kad viskas gerai, tai ir imkitės to dalyko, to veiksmo, eikite į priekį, o jeigu jaučiate, jūsų vidus jaučia, kad kažkas negerai, tai ir nesimkite to. Ir plus, aišku, šita korta visada sako, kad jeigu jums kažkokioje situacijoje trūksta žinių ir ta situacija yra svarbi ir gali jūsų gyvenimą pakreipti kažkuria tais linkme, tiek gera, tiek bloga, tai tokiose situacijose labai skatinama yra pasiimti tos srities profesionalą konsultacijai, kad neapsiriktumėte, taip. Ypatingai viskas, kas liečia, tokias didžiulės investicijas, taip, verslų kūrimus, rizikavimą, taip, jeigu jūs jaučiate, kad, neturite pakankamai žinių, tai pasisamdykite ekspertų, bet vis tiek visą mėnesį jums yra būtina pasikliauti savo intuiciją, taip, nes ir jūsų intuicija galės jūs apsaugoti nuo tam tikrų keblių situacijų. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės renkantis tą, ką jūs turėsite pasirinkti, taip. Tikiu, jog tikrai išsirinksite sėkmingai. Linkiu jums didžiausios sėkmės, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Iki kitų kartų. Ate.